Sveikas, tas. Nesimatėm kažkurį tai laiką. Sveiki. Ilgoka. Kokie čia porą mėnesėlių praėjo, taip. Turbūt daugiau. Nuo mūsų paskutinio susitikimo. Tai gal matėte mano paskutinę video, kaip aš mėginau prisiskambinti iki vyriausio teismo teisėjas. Mačiau, žiūrėjau. Nu ir kaip, kokią nuomonę, kaip tas... Jūs, taip sakant, darėt viską, ką galėjot, kad teismų sistemos aukščiausias organas išgirstų visuomenės balsą, bet jie, reiškia, reklamuoja, deklamuoja teismų elitas, kad jie atviri visuomeniai. Tai aš suprantu, kad jie visuomeniai, tiem 2 milijonam, kurie yra Lietuvoje, ir daugiau jų ten, nesvarbu dabar, tai jie atviri. Bet vienam piliečiui, konkrečiam, tai jie tikrai neatviri. Nes jūs, kiek aš žinau, niekaip nepavyko, jūsų bet kokie žygiai nepavyko patekti pas aukščiausio teismo pirmininkę Danguolę Bublienę. Aš irgi dirbau tą kryptim, parašiau net 5 raštus, kad priimtų aukščiausio teismo pirmininkę Bublienę, bet atsisakinėja, žodžiu, vengia pokalbio. 2 prašymus aš parašiau, kadangi buvau parašęs 2 kasacinius skundus, ir jie tos, kasacinius skundus atmetė, aš manau, neteisėtais pagrindais. Aš paskui galėsiu padetalizuoti. Tai va, taip, nes žiūrovams galbūt reikia ir priminti, nes mes darome antrą laidą, Neklystantis Lietuvos teisingumas, o pirmoji laidoje aptarinėjom įvykį irgi čia Klaipėdos apygardos teisme, kai pas teismo pirmininką lankiausi ir mane išvarė su policija lauk iš kabineto, iš viešo susitikimo, ir policininkai išvarydami net nurodė pagrindą disponavimas narkotinėmis medžiagomis. Vadinkim, čia taip įsivaizduoja teisingumo vykdymą teisininkai Lietuvoje. Bet mes kodėl buvom susitikę pirmą kartą, nes abudu esam susidūrę ir aplinkoje susidūrę su teisingumo nebuvimu bylose ir kur teisėjai akivaizdžiai priimdami nutartį sprendimus neįgyvendina to teisingumo. Ir dar juokaudami, kada išsiskyrėm praėjusiai toj mūsų susitikime, dabar eisim keliais ir aš dar taip užtikrintai sakau, mane tai tikrai priims. Aš tai tikrai prasimūšiu, viešindamas, vadinkim taip, savo kelią, kaip iki to teismo dasigauti, iki teismo pirmininko, vadinkim taip, bet, pasirodo, kad mano viešumo nepakako ir mano viešumo ietis biški linktelėjo. Tai va dabar irgi susitinkam ir įdomu tą situaciją visą irgi aptarti su pačiu, nes pats tokį pat kelią ėjai. Taip. Tik tai, man atrodo, tavo kelias biški ilgesnis buvo ir tu tolerantiškesnis, vadinkim taip, kaip daugelis mūsų tautiečių. Eidamas to keliu, tu ten papasakok, kaip ten rašai, tau vieną atrašo, kitą atrašo dalyką. Kaip jie tą žaidimą žaidžia su to piliečiu, kuris nori ateiti pas teismo pirmininką kaip vadovą ir tiesiog pakalbėti apie teisingumo įgyvendinimą. Gal jisai patenkintas tą bylą, gal nepatenkintas, bet vienokiai tokia teisė kiekvienas pilietis turi. Ateiti, yra tam skirtas be įstatymo išskirtas laikas viešiems susitikimams. Ir nei jūsų, nei manęs nepriema, vadinkim taip. Tai čia bet kuriuo atveju ne tik manęs ar jūsų, bet ir bet kokio piliečio, kuris turėdamas kažkokią problemą, jos jau kaip ir nebegali išspręsti, nes durys uždarytos. Taip. O sistemiškai, aš kaip suprantu, įstatymiškai tos teisės kaip ir yra suteiktos piliečiui. Taip. Matot, teismai atsisako kalbėtis. Jie motyvuoja tuo, kad jie negali kistis į teisėjo procesinę veiklą, negali pažeisti teisėjų nepriklausomumo principą. Tai jie šito motyvų ir atsisakinėja. Aš visą tai žinau ir aš į aukščiausią teismą, kai kreipiuosi pas pirmininkę, aš neprašau peržiūrėti procesinių sprendimų, ten taisyti ką nors ar ką nors. Aš prašau paaiškinti, kodėl ir kokiais įstatymais remiantis buvo priimti tie, kodėl tie įstatymai neįgyvendinti, kodėl nėra tuose teisiniuose aktuose tų įstatymų, kuriais jie ten sako, ką vadovaujasi. Jeigu taip žiūrėti kontekstu, bent jau tuose bylose, kur, tarkim, pas mane yra, kur aš esu susidūręs, tai apskritai
teismas savo nutartim sugalvojo tikrovėje neegzistuojantį faktą ir padarė jį tikru ir privalomų šalims. Tai va čia, toks, vadinkim taip, jeigu žmogiškąją kalbą paaiškinus, yra balta, visas pasaulis sako, kad čia balta ir teismas ar dėl klaidos, ar dėl kažko tai juoda. Ir įrašė tą savo nutartį juodą. Ir gal klaida, nes kartais rašydavo, gal sumaišė juodą su balta ar kažkas tai. Ir išeina ta nutartis, mano atveju tai taip, kodėl mano noras pasikalbėti su įstaigos vadovu, arba bet kokios įstaigos vadovu, jeigu grandyje yra klaida, tu gali dėl klaidos eiti pasikalbėti, vadinkim, su to įstaigos vadovu. Mano atveju kaip ir, tos durys uždarytos ir aš lyg kitos klaidos taisymo net negaliu dasibrauti, ją galim spręsti, bet jie realiai uždaro duris ir sako, mes kišamės į teisingumo vykdymą. Taip. Tai aš prašau, kad man sudarytų galimybės, aš pradžiai prašiau dėl asmeninio priėmimo pas aukščiausiojo teismo pirmininkę, dėl tų 2 kasacinių skundų, kurių nepriėmė. Ir sakau, jūs man išaiškikit, pagal remiantis tom nutartim, aš matau, kad jos yra priimtos ir prieštarauja galiojančiam teisės aktam. Aš noriu pakalbėti su jums, kad jūs man paaiškytumėt, kaip taikomi tie įstatymai. Aš neprašau peržiūrėti. Jie man atsako 2 kartus, kad jūs prašot peržiūrėti procesinius sprendimus, o teismo pirmininkė neturi tokių įgaliojimų. Tai aš iš jūsų pasimokiau, kad reikia rašyti, aš pats gal nebūčiau sugalvojęs. Tai tada aš pradedu rašyti laiškus, dar 2 parašau dėl viešo priėmimo. Nurodau straipsnius, visuomenės informavimo įstatymo straipsnius nurodau, kad to remiantis man prašau suteikti viešą informaciją apie teismo veiklą. Tai man tada vienam laiške rašo, kad jūs privalote nurodyti, kokiais klausimais, pirmiausia, kam jums reikia tos viešos informacijos. Kam reikia. Jo. Ir kokiais klausimais jūs norit kalbėti. Tai aš tada antrą parašiau prašymą. Įsakau, kad jeigu jūs reikalaujate tokį dalyką padaryti, tai jūs man nurodykite teisės aktą, aš įvykdysiu jo reikalavimus ir tada jau pateiksiu jums tos klausimus. Logiškai, yra teismas, teisinė sistema vadovaujasi įstatymais. Ir, kaip suprantu, paklausiai, duokite įstatymus, aš noriu juos įvykdyti ir noriu taip tada įvykdydamas įstatymus, nusilenkti taip, kaip jūs ten prašote. Priimkite mane, prašau, vargšą tenais pasikalbėjimui. Ir kas tada? Ir tada man vėl tą patį atsako. Reiškia, kad mes jums atsakėm, teismo pirmininkė neturi įgaliojimų ten, kištis į teisėjo ten nepriklausomumą ir tą procesinius veiklus, ir be to jūs neįvykdyti mūsų nurodymo, nurodyti, kokiam tikslu jums reikalinga ta informacija ir nenurodyti klausimų. Tai aš paantrinsiu, tai mano situacija, aš rašau tą patį, sakau, duokit įstatymą, kaip man, kokiu reglamentu čia jums tą nusilenkimą padaryti, kad atitikčiau, kad atitiktų viską. Jo, įstatymo neduoda. Taip, nėra tokio įstatymo. Neduoda. Tokio įstatymo nėra. Nėra, taip. Nėra tokio įstatymo. Paprasčiausiai jie, kaip aš suprantu, ką tu beklaustum, jie vis tiek naudojasi tuo trafaretiniu atsakymu, kad nesileisti į diskusiją. Gerai, ko jie bijo? Nes faktas, kad jie turi įsileisti, įstatymiškai tas kaip ir numatyta, nes mes skaitėm visuomenės informavimo įstatymą, kas nežino, pasiskaitykite, ten puikiai aprašytas viešo asmens apibrėžimas, bei teisėjai rašyti 2 numeriu, ar netgi 1 numeriu, nes yra teisėjas, Seimo narys. Tai visuomenė irgi turi suprasti, kad tokias pareigas užimantis asmenys negali savo prisifantazuoti kažkokių tai savo vidinių taisyklių. Ne, vidinės taisyklės ten kažkokios jie ten mini, kad remiantis vidinėmis taisyklėmis mes jūsų neįsileisime. Ir dar juokingiausiai, kai manęs prašo, aš jų prašau tų įstatymų, man tas nesąmonės atrašinėja, aš ten turiu kokius 30 susirašinėjimų, vadinkim tų pirmin atgal replay būdu eilučių. Aš juokais dar galvoju paklausiu, bet juokais, gal jums klausimus iš anksto visus surašyti? Maždaug, nes galvoju, bus pašaipos forma. O ką man atrašo? Taip, surašykite iš anksto visus klausimus ir tada mes pagalvosim, ar juos atsakyti. Ir man tada sprogo galva ir aš galvoju,
koks gali būti šalyje teisingumas, kaip pats teisėjas arba aukščiausias jų luomas, nes pirmininkai yra vieni iš aukščiausio luomo pareigūnų, jie remiasi, sakykime, nesakysiu gal kagabistiniais, ten tarybiniais, ar ten, tais metodais tų šalių, kur neva tu negali viešo asmens nieko paklausti, prieš tai nieko nesuderinęs. Nors jo pozicija pati visiškai yra skirta tam viešumui. Aš netgi taip pasakyčiau, jeigu tu pasirinkai tokią tarnystę, tau viešumas yra sinonimas. Jeigu tu negali viešos kritikos bet kokios, nesvarbu, kas pas tave ateina, ar benamis, ar nuskriaustas, tikrai nenuskriaustas, tavo yra pareiga kaip viešo asmens tokie asmenį priimti, išklausyti, jam duoti teisinius patarimus ir tokiu būdu išspręsti jo problemą ieškant teisingumą. Nes jo tokia pozicija, nes aš jeigu važiuoju tvarkyti automobilio rato, aš norėčiau, kad man tą ratą, tas asmo, kuris sakė, kad sutvarkys automobilį, prisuktų tą ratą, ne? Viskas tvarkoja. Taip. Tai profesiškai kaip ir taip. Bet tai grįžtam prie to, ko jie bijo? Ko jie bijo? Tai kadangi tuo antro atsakymu dėl viešo priėmimo man pasakė, kad mes jau jum atsakėm ir daugiau jau jūs nebesikreipkit, o vieša informacija yra ten tokiam elektroniniam adrese, ten apie viską gali paskaityti ir mes jau su tavim nesilėsim diskusijas. Tai tada aš kaip ir įvykdau jų reikalavimą ir parašau prašymą dėl teisingumo nevykdymo, nurodau visas bylų numerius ir pateikiu 5 klausimus. Apie ką aš norėjau kalbėti su teismo pirmininkė. Aš patikslinot, visgi dar tiek nusižeminot. Nurodžiau, kokiais klausimais aš noriu kalbėti. O klausimai yra tokie, kad nevykdoma konstitucija, nevykdomas teismų įstatymas. Etikos paprasčiausiai normos. Ir aš viską turiu. Tai reiškia, paprašau atsakyti. Paprašau, kad teismo pirmininkė su derama pagarba savo kaip Danguoliai, Bublieniai, kaip teismo pirmininkės pareigom, kaip aukščiausiam teismui, kaip Lietuvos Respublikai, Lietuvos konstitucijai, galų gale man, kai eiliniam piliečiui, su pagarba atsakytų į mano pateiktus klausimus. Aš pateikiau 5 klausimus. Tai, matyti, surado kompromisą ir į tą mano atsakymą pavedė duoti aukščiausiojo teismo teisėjui, tuo laiku einančiam laikinai civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigas, ir jis man atsako į vieną klausimą, kuriam sako, kad teismo pirmininkė neturi teisės peržiūrėti ir taip toliau, nors aš visiškai to neprašau. Vienu žodžiu, nukreipia kažkokia linkme, kuri net nesusijusi su logika užduodamos krypties ar klausimų. Taip. Jeigu kokia analogija. Vienas iš mano klausimų buvo prašymas, kadangi aš manau, kad tuose bylose, kurias aš nurodau, yra neįvykdytas teisingumas, tai yra teisėjai blogai atliko savo darbą, sulaužė priesaiką ir prašau spręsti klausimą apie atsakomybės pritaikymą jiems. Tai man tas teismo teisėjas, aukščiausias teismo, jam su pagarba, reikia pareikšti pagarbą tą prasme, kai jis mano klausimus visus tam atsakymę išdėstė. Bet atsakė į tą vieną tik tokiu būdu, kad teismo pirmininkė neturi jokių teisių peržiūrėti, čia procesiškai nenumatyta. Bet mes ne to prašom. Bet aš ne to prašau. Taip. Bet jis atsakė, štai ką, jis jau meluoja. Jisai sako, kad teismo pirmininkė neturi įgaliojimų pradėti drausmės bylą teisėjam bet kokiam teisme. Tai čia panaudoja, reiškia, tokią gudrybę. Įstatymė pasakyta, kad drausmės bylą gali inicijuoti ten teismo pirmininkas, ten aukštesnio teismo pirmininkas, ten, žodžiu, visi pirmininkai, kur dirba teisėjas, o aukščiausio teismo pirmininkas gali visiems teisėjams inicijuoti. Bet logiška, tarkim, aš šiek tiek iš verslo srities, arba kas susidūrė, daug žmonių turi kažkokius mažus verslus didesnius, tu esi įmonės direktorius, nes šiaip teismų pirmininkai yra direktoriai, tų įstaigų direktoriai, o aukščiausio teismo pirmininkas yra direktorių direktorys. Ir be abejo, kiekvienam profesiškai, jeigu kažkoks darbuotojas padaro klaidą, ta prasme, neįdėjo į mišinį cemento, pridėjo daugiau smėlio, nugriuvo sieną pas mūrininkus, taip, ką kratys? Direktorių kratys, darbuotoją, darbų vadovą, visa grandinė bus iškratyta ir
tas teisėjas, jisai teis jos. Teis už padarytą žalą, už padarytą nuostolį. Visas profesijos atstovai bus nuteisti, o čia yra, mes turim tokį kažkokį kaip ir suokalbį, kaip ir kažkokią kastą užsislėpusių tautiečių, nu jie mūsų tautiečiai, nes kažkam broliai, kažkam sesės tėvai ir visa kita, jie kažkur čia užsislėpia toj visuomeniai ir jie tos atsakomybės akivaizdžiai vengia ir dar meluoja. Taip. Ir tą melą lengva įrodyti. Taip, tai aš ir galiu įrodyti, kadangi teisėjų, tas teismų įstatyme yra pasakyta, kas turi teisę inicijuoti. Taip. Bet kadangi aš parašiau, kad prašau spręsti klausimą dėl drausmės atsakomybės pritaikymo tiem teisėjam, tai jie bando slysti sakydami, kad teismo pirmininkė neturi teisės iškelti drausmės bylos. Taip, teismų įstatymė yra pasakyta, kad drausmės bylą gali iškelti teisėjų etikos ir drausmės komisija, bet inicijuoti jinai gali kreiptis su iniciatyva bet kokiam teisėjui iškelti drausmės bylą. Reiškia, čia dabar tokį kazusą padaro, tad jau durneliui atsako, teisėja neturi teisės iškelti drausmės bylos. Tai jūs paskaitykite tą teismų įstatymą, kur pasakyta, kad jinai turi teisę inicijuoti drausmės bylos iškelimą teisėjui. Bet mes ir pats prie toj laidoj, kai kalbėjom, sakė, kad drausminių bylų, tokių kaip beveik nėra, nebent jie vien su kitu pasipešioja dėl posto. Taip. Tai galėtum irgi tą įgarsinti, nes realiai tas mechanizmas savisaugos skirtas, kuris reikalingas viešumas, vadinkim taip, nes viešumas vienintelis įrankis teisingumui įgyvendinti, šiai dienai, o jie nuo jo užsidaro nuo to viešumo. Taip, aš domėjausi tais reikalais, skaičiau tą teisėjų etikos ir drausmės komisijos ten darbo. Jie įrašo ataskaitas, kiek jie ten tų bylų skundų gavo, kiek išnagrinėjo, kokie rezultatai ir taip toliau. Tai ten, kaip pavyzdį sakau, kokį į metus gavo kokius 300 skundų. Reiškia, 300 piliečių kreipėsi į teisėjų etikos ir drausmės komisiją, sakydami, kad jie nepatenkinti teisingumo vykdymu. Kaip aš jau sakiau anoj laidoj, reiškia, žmonės suklysta, traktuodami, jie nepatenkinti kaip ir sprendimu. O jie toj pat išvarto, kad tai žmogus nepatenkintas procesinių sprendimų. Procesų nepatenkintų. Tai jie tada sako, taip, kad mes nieko negalim, nes neturim kompetencijos įgaliojimų spręsti tą procesinį klausimą. Tai aš keliu klausimą, kad žmogus kreipiasi į drausmės etikos komisiją nepatenkintas dėl teisingumo nevykdymo. Tai tokių bylų teisėjų etikos drausmės komisijai visai nėra. Yra kokias 3-5 bylos į metus, kur ten kalba apie tai, kad teisėjas ten pažeidė etiką, nes ten garsiau pakalbėjo, ten, reiškia, kažką netaktiškai pasakė, reiškia, proceso kokios šalies atžvilgių ir mes jį paauklėjom, daugiau taip nedaryk. Tai va tik tokias bylas. Bet tos tikros klaidos, kaip, tarkim, žmogus mato, kad griūna siena ir sako, gerbiamas teisme, čia jūs toj pat visus užmuštas, teisingumo nebuvimas, jie žiūri tą griūvančią sieną ir čia negriūna siena, čia jinai tiesi, jinai tvarkinga. Aš tai suprantu, kad čia yra, taip sakant, pritraukta ta statistika. Reiškia, žiūrėkite. Visi teismai, tai yra pirmos instancijos, antros instancijos teismai, kurie priima jau sprendimus, kuriuos tik gali kasacinė tvarka skųsti. Reiškia, pas mus visi teismai dirba gerai, žiūrėkit, niekas nesiskundžia. Taip, viskas labai gerai. Tai labai gerai. Tik kasaciniam, man atrodo, teisme mes turim rekordinį kiekį bylų, palyginus, tarkim, netgi su tą pačią Vokietiją ir aukščiausiam teisme ten tiek bylų nedaeina, man atrodo. Jeigu ne apie drausminės, teisingai, mes čia biškiant peršokų kitą, apie drausminės kalbėjom bylas. Bet jeigu paprastai, jeigu žiūrėti šiaip bendrą statistiką, tiek, kiek yra apskundžiama pirmos ir antros instancijos teismų nutarčių, sprendimų Lietuvoje, kitose, kaimininiai, tarkim, ne kaimininiai, bet šalimoje esančiai valstybei Vokietijai tiek nėra. Vos kelios bylos atkeliauja iki aukščiausio teismo. Ką tai sako? Nes pats, man atrodo, sakėjai ir nagrinėjai tą momentą. Reiškia, į aukščiausiai teismą, dabar čia vėl labai įdomi situacija yra. Jeigu tie pasigilinti, reiškia, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 111 straipsnis nustato, kad Lietuvoje yra Lietuvos aukščiausias teismas, Lietuvos apeliacinis teismas, apygardų apylinkių teismai.
Toliau. Lietuvos Respublikos teismų įstatymos 12 straipsnis, 3 dalis nustato, kad teismų sistemą Lietuvoje sudaro Lietuvos aukščiausias teismas, apygardų, apylinkių teismai, yra bendros kompetencijos teismai, nagrinėjantis civilinės, baudžiamasias ir administracinės bylas. Reiškia, girdite? Reiškia, visi Lietuvos teismai yra bendros kompetencijos teismai. Ir dabar bet kokia byla pirmos instancijos ar antros instancijos teisme yra nagrinėjamos. Kai ta byla ateina iki aukščiausiojo teismo, ten pradeda rašyti, reiškia, kad aukščiausias teismas pasirenka, kokias bylas nagrinėti. Jo, jie pasirenka. Jis nenagrinėja bylos, kur neįvykdytas teisingumas. Taip. Reiškia, aukščiausias teismas. Jis į teisės klausimą tik tai sprendžia. Čia yra įdomus momentas. Teismų įstatymo 23 straipsnis. Pirma dalis. Aukščiausiojo teismo kompetencija. Aukščiausias teismas yra vienintelės kasacinės instancijos teismas, įsiteisėjusiems bendros kompetencijos teismų sprendimams, nuosprendžiams, nutartims ir nutarimams, įsakymams peržiūrėti. Tai mane liečia ta dalis, kad aukščiausias teismas privalo peržiūrėti mano skundą, kur aš kreipiuosi. Taip. Ir tai mane jaudina. Dabar antra dalis sako, kad aukščiausias teismas formuoja vienodą praktiką, ten formuoja ataskaitas, taip toliau. Tai manęs kaip ir nejaudina, tai jūsų darbas. Taip, jų darbas, profesija. Tai jūsų darbas, jūsų profesija, jūs ten darykit tas ataskaitas, analizuokit, taikykit, dar kažką tai darykit. Tai čia man kaip ir suprantama. Tai dabar man klausimas kyla, kodėl aukščiausiasis teismas nenagrinėja bylos, kadangi jis yra bendros kompetencijos teismas ir vienintelis kasacijos teismas. Taip. Jeigu byloje neįvykdytas teisingumas, aš nurodydamas kasacijos pagrindus, aš pateikiu iš bylos rašytinius ten visus įrodymus, kad yra pažeistos tos materialinės ir procesinės teisės normos ir tai yra mano supratimu yra kasacijos pagrindas, nes neįvykdytas teisingumas. Jie pasakoja, kad aš turiu. Tai va dabar ką jie čia pasako su tom mano kasacijom. Aukščiausiojo teismo civilinių bylų skyriaus atrankos kolegija iš Sigitos Rudėnaitės, kolegijos pirmininkė Jūratės Varanauskaitės ir Dalios Vasarienės. Žiūrėkit, ką jie rašo. Aš čia paskaitysiu, nes čia labai svarbu. Atrankos kolegija pažymi, kad kasacinis teismas tikrina apeliacinės instancijos teismų sprendimų nutarčių teisėtumą tik išimtinais atvejais. Dabar kur tas išimtinas? Jog kasacija leidžiama ne teisės klausimais apskritai, bet siekiant, jog kasacinėme teisme būtų nagrinėjamos tik tokios bylos, kuriuose keliamų teisės problemų sprendimas būtų reikšmingas vienodam teisės aiškinimui. Būtina nurodyti buvus pažeidimo materialinės ir procesinės teisinės normą, teisinius argumentus patvirtinančius nurodytos teisės normos pažeidimą ir argumentuotai pagrįsti, kad šis teisės pažeidimas turi esminę reikšmę vienodam teisės aiškinimui ir taikymui. Taip pat, kad jis pažeidimas galėjo turėti įtakos neteisėto sprendimo priėmimui. Suprantat? Reiškia, aš kasaciniam skundė, nurodydamas, kad yra pažeistos materialinės ir procesinės teisės normas, aš dar turiu įrodyti, kad jeigu jūs nagrinėsit tą mano bylą, tai jinai bus svarbi teisės praktikai formuojamai Lietuvos Respublikai. Aš turiu įrodyti. Debilizmas. Kažkoks debilizmas. Tai jūs išnagrinėkit bylą, išžiūrėkit, dabar gaunasi atvirkščiai, aukštinkojom viskas. Tai jeigu jūs tiek metų dirbat ir formuojate teismų praktiką, tai jūs žinot, tai jūs žiūrėkit, ar mano skundas prieštarauja, tai teismų praktikai neprieštarauja. Tai čia tas pats, va čia kai būtų ta statybininko, vėl grįšiu prie tą, nes daugelis lietuvių statybininkai aiškiai supras, pastatė statybų įmonę kreivą sieną ir dar be cemento yra mišinys ir ateina tau statybų įmonės direktorius ir sako, bet tai Stasy, pats įsidėk to cemento.
Tai ką, nežinai, kad čia pasistumta siena, pasitvarkyk ir ko tu iš vis nuo manęs atsiknysk. Nes tai, ką jie atrašo, yra, tiesiog, ta prasme, aiškus, daugeliu visuomenės ta kalba paukščių, pavadinkim teisinė, nes labai mažai kam suprantama ir jie tom naudojasi, kad nieks nesupranta, ką jie ten parašė. Bet kai pradedi gilintis, tu supranti, jie patys nebesupranta, ką jie parašo. Toks gaunasi absurdas visiškas. Toks absurdas, suprantat? Reiškia, mano kasacinio skundo nepriima todėl, kad aš neįrodžiau, kad ta mano byla, problematika yra svarbi formuojant teismų praktiką. Kažkoks tai. Tai jie turėtų argumentuotai atsakyti į tą klausimą, o ne tokio teiginio. Tai jūs palaukit, jūs nustatykit, ar įvykdytas teisingumas, patikrinkit žemesnių teismų darbą ir nustatykit, teisingumas įvykdytas. Ar trūksta ten to cemento ar ne? Ar įvykdytas teisingumas ar ne? Jūs paskui žiūrėkit, ar ten jums atitinka tą jau suformuotą praktiką. Ar ją reikia papildyti iš tų aplinkybių, kokias ten yra byloje. Bet tada čia, aš manau, man yra atsakymas, dėl ko jie bijo viešumo. Tai va todėl. Nes jie bijo, kad ateis tokie žmonės kaip mes, kurie įsigilino į procesą, šiek tiek į teisę įsigilino, aš ne šiek tiek įsigilinau, aš 5 ir daugiau metų skyriau teisės mokslams, neakivaizdiniams magistro studijoms, kad nes mane prieš tai dūrindavo liaudiškai, aš niekaip nesuprasdavau, atrodo, viską darai teisingai, tvarkingai, stengiasi, dirbi, o paskui ten nueini tą teismą, sako, ne, čia yra viskas blogai, bet tu galvoji, neblogai, eisiu išmoksiu. Bet kas svarbiausias, aš kai jau mokytis ir ten, kai dėstytojai mokė teisės, ten labai viskas teisingai surašyta, ten viskas gerai surašyta, ten tik reikia vykdyti, bet mes neturim tikriausiai protingų vykdytojų. Gal tų kadrų trūkumas yra, o tie, kur yra ten pasislėpę, nes jie pasislėpę nuo viešumos ir labai, labai įdomu irgi visuomeniai reikėtų labai gerai žinoti vieną dalyką. Visa teisinė sistema, pagrindiniai teisėjai ir ten dar kažkas, tai jie nedalyvauja visuomeniniai veikloje absoliučiai. Jų nėra profilių, Facebooko, Instagramo nėra, jų neegzistuoja visuomeniai. Jie gaunasi tokia nematoma kasta ir jie patys savęs neteis. Čia logiška, nes gyvenime nėra tokios situacijos, kad žmogus pats save teistų, nes mes iš prigimties, tik nebent Jėzus Kristus galėtų toj pozicijai, vadinkim, būti save teisti ir tai, ką žinai, ar tai įvyktų. Tai jų nėra visuomeniai. Jų nėra visuomeniai ir netgi tie visuomenės informavimo įstatymas, kur jos, kaip ir nurodo, kaip viešus asmenys, jie net įstatymo, šiuo atveju aš galiu teikti apie Klaipėdos apygardos teismo pirmininką, tai Marių Dobrovolskį, tai jisai ne tik to įstatymo neskaitė, jisai man išvarydamas mane iš ofiso pasakė, man įstatymai neįdomus, o atvykę policininkai, kuris jos pakvietė, tai vėl kitas klausimas mūsų Klaipėdos komisarui, kas per dundukai ateina ginti teisės įstatymo ir išvesdami iš kabineto žmogų iš viešo susitikimo, nes aš pilietis, aš turiu teisę bet kokioje įstaigoje viešoje lankytis, palei tam tikrą protokolą ir ten yra kaip ir mano nuosavybė, jūsų nuosavybė, visų nuosavybė, išvaro su policininkais, kurie nurodo pagrindą, kuris, išsprogdina smegenis, nes jisai tiesiog netitinka, ta prasme, kaip jie supranta tą teisingumo vykdymą, ten kelių žodžių užtenka iš išklausyti ir supranti, kas tą teisingumą stato, ar aš gal kažkokiai paraleliniai visatai randuosi, nes tai, ko aš mokinausi universitete, visiškai prieštarauja tai, ką aš matau palei faktą, būdamas, tarkim, Klaipėdos apygardos teisme. Ir dabar bandome drauge, kaip bendražygiai, gal yra ir daugiau nukentėjusių ir to teisingumo nėra gavę piliečių, galėtų mumis susirasti, mes tikrai būrėmės į tam tikrą susivienimą ginti teises, Facebooko grupė yra, ten yra tokių žmonių, kurie irgi susiduria su to neteisingumu ir mes viens kitam padedam jį atrasti, nes vėlgi, kaip žmonės norite tvarkingomis automobiliais, mašinomis važinėtis, norite saugius namus turėti, tai lygiai taip pat svarbu turėti ir sistemą teisingumą, kur tas teisingumas būtų įgyvendintas, o netyčiojamasi, nes ką tu pats skaitai, ką aš gaunu atgal, aš tai sakau, tai pasityčiojamas yra. Taip. Tai yra tiesiog pasityčiojamas. Taip, tai rašydamas tą raštą, aš ir norėjau paklausti gerbiamos Danguolės Bublienės, kas jums suteikia teisę siaurinti
teismų įstatymų suteikta aukščiausiojo teismo kompetencija ir nagrinėti tik išimtinais atvejais, tik tai neteisės klausimais, dar ten visą tą aš pacitavau, kas jums suteikia teisę, jums suteikta kompetencija vykdyti tik dalinai, tiek, kiek jums patinka. Nori dirbu, nori nedirbu. Nori nedirbu. Reiškia, tai atsakykit man, ar aš neteisus. Jeigu aš neteisus, jūs mane pataisykit, paaiškinkit. Dabar, sakykime, nesame čia protingiausi Lietuvoje. Yra žmonių, kurie ir turi ir patirties, ir erudicijos, ir laipsnius mokslinius, to teisėjai pradirbė visą gyvenimą. Prašau, sudalyvaukit diskusijai, ir išaiškikit mums, ką mes blogai darom. Ir įrodykit, kad aukščiausiasis teismas parašydamas tokią nutartį, kad jie nagrinėja tik tai išimtinais atvejais ir tik tokias bylas kokias, tai kad čia yra teisinga. Aš tai suprantu, kad yra neteisinga ir taip negali tęstis. Aš tau galiu pasakyti dėl tos erudicijos. Tikrai pažįstu teisininkų, kurie ir mokslus kartu baigė ir visą kitą. Jie sako, Gedai, ką tu darai? Nedaryk to, neik, kam tu rodai, tai, ką aš rodau, ten vadinkim, nekompetencija. Tu tik savo pakenksi. Aš sakau, nesupratau, mes kartu su jumis mokėmės, kad teisingumas turi tam tikrą formatą, formą, ta prasme, kaip ir tvarkingas namas, ar skaniai iškepta bulkutė, ar sveikas maistas. Jūs dabar, kai patenkate į tą struktūrą, jums tai nebesvarbu tampa. Bet aš suprantu, kodėl nesvarbu. Ir tu puikiausiai supranti, kodėl, nes jiems, tarkim, tiems protingesniems, edukuotiems labai naudinga turėti durnus teisėjus. Durnus, kvailus, lengvai apžaidžiamus, arba jeigu atsiranda koks nors tai teisėjas, kuris iš tikrųjų vertas ir supranta, kaip įgyvendinti teisingumą, jisai bus paraštėse, jisai bus nustumtas, jam bus netgi drausminė gal byla iškelta, kokio advokato ten gudresnio, kuris ten, kaip tu sakei, drausminės bylas, bet greičiausiai advokatai teisėjus ten bando tarkuoti ir visos drausminės bylos liktais tik tais aplink tai. Taip. Tai aš norėjau tą klausimą užduoti dėl tos kompetencijos, bet nediskutuoja. Dabar jūsų kelintą kartą pastebėt, kodėl nediskutuoja, kaip aš manau. Aš manau, kad jo labiau atsakinėti į klausimus, kuriuos gali pateikti atėjęs koks nors nežinomas žmogus iš minios, jis gali užduoti tokį klausimą, kurį bus sunku atsakyti, o čia viskas fiksuojama. Tai kaip atrodys? Atrodys taip, kaip tas Klaipėdos apygardos teismo pirmininkas, toks kaip ir kvailelis. Jis nežino, kaip sureaguoti, kaip atsakyti. Jis nesuspėja pasiruošti atsakymai, kurį jūs, Gediminai, pateikėte. Bet ką pasiruošti, jeigu tą teisės mokyklai mokina, tai jis reiškia nesimokė. Aš pavyzdį duodu dabar. Yra laivas, yra laivo kapitonas, ir priešais aisbergas. Ir jo pagalbininkas rėkia, aisbergas, ir laivo kapitonas, stop. Parašykite man, prašome, laišką. Ten tokiu formatu, jis parašo, ne taip. Atsiųskite ten tam, nusiųskite tam, galų gale laivas nuskęsta, nes kapitonas iš tikrųjų dundukas. Tai šiai dienai aš tokius teismo pirmininkus traktuoju kaip dundukus, tiesioginė ta prasme, nekompetitingus. Ir jie griauna pasitikėjimą ne tik valstybę, bet visą teisingumą naikina. Taip. Gal jie agentai, aš nežinau kitų valstybių, nes kaip paaiškinti, nes aš kai mokinausi, ten tas visuomenės informavimo įstatymas nėra didelis. Tu pasikvieti žmogų viešam susitikimui ir nesupranti, kaip kalbėti su tom žmogum. O dar geresnis juokas, arba bairis, vadinkim taip, kai aš skambinau teismo pirmininkiai aukščiausio teismo, jos padėjėja, palei jos pareigybė yra atsakinga už komunikaciją. Tai reiškia žmogus, kuris baigia kryptį komunikuoti. Aš jos klausiau tų įstatymų, kurie skirti komunikacijai, jinai jų nežino. Pirmą kartą girdi. Tai apie ką eina kalba? Taip. Apie ką eina kalba, jo. Liūdna. Tai kitoj nutartį pasakė ta pati kolegija, Sigita Rudėnaitė, reiškia, atsako, kad atrankos kolegija pažymi, kad kasacinio skundo turinys neatitinka Civilinio proceso kodekso 346 straipsnio 2 dalies nurodytos bylos peržiūrėjimo kasacinė tvarka pagrindų. Ir čia toj nutarty yra vienintelis argumentas, dėl ko aukščiausiasis teismas, atrankos kolegija, gerbiamos Sigitos Rudėnaitės vadovaujama, nepriima nagrinėti kasacinio skundo. Kai tuo tarpu
Žiūrėkime, ką sako teoretikai. O teoretikai sako taip. Konstitucinio teismas ten susideda iš Konstitucinio teismo, ten daugybė tų teisėjų. Jie pasako, kad Konstitucinio teismo priimtoje byloje pasako, kad civilinio proceso kodekso nuostatose yra įtvirtintas reikalavimas atrankos kolegijai motyvuoti nutartį, kurią atsisakoma priimti kasacinį skundą. Tai ką aš pacitavau, ar čia motyvacija atsisakyti priimti skundą? Ir dar vienas labai įdomus momentas yra, kai buvo suorganizuota Konstitucinio teismo pirmininkės profesorės Danutės Jočienės pranešimas ir 21 metų 12 mėnesio 27 dieną Lietuvos teismų organizuotoje konferencijoje išsakyta nuostata. Reiškia, Konstitucinio teismo pirmininkė profesorė Danutė Jočienė išsako nuostatą. Dabar jūs man pasakykit, ar Konstitucinio teismo pirmininkės išsakyta nuostata visiems teisėjams Lietuvoje privalomi, ar neprivalomi? O jinai pasakė taip. Be galo atsakingai svarbi teismų konstitucinė funkcija vykdyti teisingumą ir pareiga teisingai ir objektyviai išnagrinėti bylas, priimti pagrįstus ir motyvuotus sprendimus, nuo kurių priklauso žmonių likimai, neišvengiamai suponuoja valstybės valdžios institucijų ir kiekvieno piliečio pagarbą. Labai gražiai. Labai gražiai pasakė. Bet dabar aš ir klausiu gerbiamos Danguolės Bublienės, ar jums privaloma va šitą nuostatą, kurią ištransliavo Konstitucinio teismo pirmininkė, ar jūs vadovaujatės, ar čia yra šiaip savo? Nu toks, žinai, paradinė pusė, vat mes pakalbėjom gražiai, o darom va šitaip, kaip aš pasitavau. Jo, čia maždaug taip, visi mėgsta gražius ir tvirtus namus. Bet mes tokių nestatome. Jūs tokių nestatote, aš suprantu. tai dabar suprantate. Reiškia, aš noriu, pageidauju eiti pas ją, padiskutuoti tais klausimais. Neprašau aš jokių ten peržiūrėjimų procesinių veiksmų, procesinių sprendimų. Padiskutuoti, paaiškikit man, kaip čia yra. Šiaip įdomu, kaip žmogus gyvų laikų operuoja tą informaciją, kurią deda ant stalo. Taip, nuostatas, aukščiausiojo teismo nuostatas, va tais klausimas, jūs man paaiškikit. Tai jų nesileidžia į kalbas. Reiškia, neatsako iš visą. Reiškia, kaip į sieną. Gali kreiptis kur nori, nieks su tavim nešneka. Kaip durnelis pasijunti. Kas tu toks? Aš toks, matyti, ir aš tai su 2 aukštaisiais, ten magistrais, visom kitom, ašgi prezidentui rankas spaudžiau. Maždaug taip, kas tu toks, žemės kirminė, mes tau durų netidarysim. Nors tie žemės kirminai, piliečiai moka mokesčius, išlaiko visą struktūrą ir jinai valgo ir jo šeima valgo iš tos rankos, kurią paskui skriaudžia. Ir dar vienas labai čia įdomus bairis yra. Bairiai man patinka. Čia bairis yra labai šaunus, žinokit. Reiškia, sako, kad jūs pateikėte kasacinį skundą elektroniniu paštu. Atsakovas kasacinį skundą pateikė elektroniniu paštu, tai yra įstatyme nenumatytų būdų. Todėl kasacinį skundą kaip neatitinkanti bendrų procesinių dokumentų reikalavimų, keliamų reikalavimų, Civilinio proceso kodekso 111 straipsnis ir 135 straipsnis atsisakytina priimti. Suprantate? Reiškia, aš perskaitau tuos 2 straipsnius, ten nieko nėra pasakyta apie tai, kad skundo padavimas pagal nustatytą tą dabar jų sistemą, pagal tą elektroninė bendravimo su advokatų bendravimo su teismo sistema. Taip. Reiškia, jeigu ne tuo keliu padarei, tai yra procesinis pažeidimas. Reiškia, netitinka keliamų reikalavimų procesiniam dokumentui. Tai suprantat? Reiškia, kai įstatymė yra aiškiai pasakyta, kasacinis skundas pateikiamas tam teismui, kuriam jis yra skirtas. Pateikiamas. Reiškia, aš pateikiau. Dabar priima sprendimą, kad ten... Aš taip pasakysiu, Stasy, jie taip susireikšminį yra, jie savo taikytinas taisyklės, nes jiems turi būti griežtas tas komunikacijos reikalavimas, visa kita, permeta piliečiui, kuris, aš sakau, čia gaunasi taip, tai ko tu pats namo nepasistatai, bet aš jumsgi pinigus moku, tai ir statyk pats.
Tai nes šiaip yra bendras įstatymo principas, yra vieno langelio principas visoms valstybinėms įstaigoms, kur tu, tiesiog paduodi, kaip supranti, gali informaciją perduoti žodžiu, raštu, ten tam ir skirtas tas specialistas, kad tą informaciją iš tavęs perimtų ir tau padėtų. O dabar iš tavęs nori padaryti teisės magistrą tam, kad tu iki jo galėtum daeiti, nes taip gaunasi, tada, absurdas. Nori teisingumo, baig visas mokyklas teisės, tapk teisėjų, o tada būsi tas pats teisingiausias. Reiškia, ten dabar priimtas tas Teisingumo ministerijos įstatymas, aš išrašiau, paskaityčiau, įsakymas, kurio yra nustatyta tvarka. Ir ten yra parašyta, kad yra galimybė pateikti kasacinius skundus, ten procesinius dokumentus, tokia sistema. Bet ten daugiau nėra pasakyta, kad tas įsakymas keičia Teisingumo ministro įsakymas 12 metų, kai jisai atšaukia arba papildo civilinio proceso kodekso normą, kuris sako, kad kasacinis skundas paduodamas tiesiogiai aukščiausiam teismui. Taip. Dabar aš pateikiu elektroniniu paštu. Aš iš savo pašto pasirašau elektroniniu parašu tą dokumentą. Jį priima aukščiausiam teisme, jį nagrinėja atrankos kolegija ir sako, kad tavo skundas nepriimamas todėl, kad tu ne taip padavei. Ne, aš maždaug taip, pamiršai taškiuką ant jį uždėti. Jie suranda bet kokią nesąmonę, kad nedirbti savo darbo ir tiek. Nes irgi absurdas, kai aš rašiau dėl to susitikimo, susiderinimo. Tai prašome parašyti ten, aš sakau, gerai, kokią formą parašyti. Tada forma maždaug laisva, žinai. Tada sakau, atsiųskite įstatymą, kas reglamentuoja, žinai, tą formą. Tada nėra to, nes mane privertė iš pradžių parašyti labai ten vos ne su visais parašais išsiųsti registruotų laiškų, paskui paprašius įstatymo mane nuveda, tai laisva forma ir žinai, kur tik tais bandai atrasti tą skylę iki jų širdie, ne iki širdies, iki jų darbo, jie randa kažkokią teisinę savo, nespragą vadinkim, o teisinį atsakymą, bet neteisinį, ten iš tikrųjų vedžiojimas už nosies, aš taip vadinčiau, kad tu tik nepatektum iki to teisingumo. Tai čia gaunasi didžiausias absurdas, nes jie tam ir samdomi, kad tau padėtų tą teisingumą gauti. O dabar ne tik jo negyvenina, jie jo vengia, jie išsidirbinėja iš tikrųjų iš piliečių ir aš nežinau, mano šiaip rankos nėra nusvyrusios. Gerai. Aš ten einu ir per Seimo narius ir visą kitą ir ten tikrai galbūt dasigausimės iki tos teisėjos. Ir jeigu ne iki tos, tada iki kitos teisėjos, nes mūsų visuomeniai privalo teisėjai, prokurorai, bent jau užimantis vadovaujančias pareigas, būti visuomeniai žinomi žmonės. Ta prasme, turi jo žinot kaimynai, jie turi drąsiai jaustis gatvėje, nes žmogus, kuris tikrai gyvendina teisingumą ir yra dėl to, vadinkim, tikras dėl savo, iš savo stoto, jisai nebijos savo kaiminystėje apsireikšti, jisai nebijos sveikinti su žmonėmis, jisai nebijos apskritai viešumo kaip tokio. O mes neturim viešumo ir tą mes dabar ką atkartojam, iš tikrųjų yra teisingumo pravalas. Ir nežinau, ir mes su tokiu teisingumu kaip visuomenė tobulėti tiesiog negalima. Negalime. Čia yra tragedija. Dabar, reiškia, pagal visas tas nuostatas, kurias aš čia paminėjau, koks turi būti argumentacija to atsakymo nutarties, kad nepriimti kasacinio skundo. Tai reiškia, aš nurodau, kad pažeistos materialinės ir procesinės teisės normas, pateikiu įrodymus, taip toliau. Tai jūs dabar man tame nutartyje, atrankos kolegijos nutartyje, jūs man duokite argumentus, kaip reikalauja įstatymai, kad jūs to nepadarėt, to nėra, todėl jūsų nepriimtinas skundas. Tai aš norėjau paklausti gerbiamos Danguolės Bublienės, ar tai, kad aš pateikiau ne to elektroniniu, ne ta elektroninė tvarka, yra bendrų procesinių reikalavimų pažeidimas, ar nėra? 11 civilinio proceso kodekso 111 ir 135 straipsnį nėra tos tvarkos, kad aš turiu taip padaryti. Jeigu taip būtų ten straipsnį toks nurodymas, tai tada ir aš jo neįvykdžiau, tai tada būtų
kad mano pateiktas skundas netitinka bendrų procesinių reikalavimų procesiniam dokumentui. Bet tai vėl, Stasys, grįšiu prie to. Mes turėjom baigti mokslus tam tikrus, kad galėtumėm bent kažkiek tai komunikuoti su teisinė sistema ir mums tai irgi tai nepavyksta. Mes visuomeniai tokie mūsų šiek tiek daugiau, bet procentaliai bus ten 0,00 kažkiek visuomenės. Tai reiškia, a priori visa likusi visuomenė net neturi jokių teorinių galimybių gauti teisingumo teisme, nebent tai yra giminės draugai artimieji, tai yra kyšiai arba advokatai, kurie gauna per korupcinius ryšius ten vieną ar kitą sprendimą. Ir be abejo yra bylų, ten kažkokia dalis, kur tiesiog jau automatizuotos, ten baudos visokios ar dar kažką, kur tas teisingumas tiesiog jau įgyvendinamas tam, kad patenkinti valstybės poreikį ir interesą. Tai, mes šiokiai situacijai, aš dabar kaip garsiai kalbu ir galvoju, mes esame įkaitai labai įdomios sistemos. Dabar aš tuos visuose savo laiškuose, reikalavimuose, skunduose, kasaciniuose ir taip toliau, prašymuose ir taip toliau. Aš nurodau su įrodymais, kad tuose bylose neįvykdytas teisingumas. Niekas net mažiausios abejonės neiškelia. Reiškia, viskas yra gerai pas mus, jūs čia nenusišnekėkit, jokių ten peržiūrėjimų, jokių abejonių, patikrinimų, nieko nebus. O aš prašau, kad tiem teisėjam, kurie nagrinėjo tas bylas, anksčiau ir vėliau būtų pritaikyta atsakomybė. Ir aš manau, kad gyvenimas nestovi vietoj. Nestovi vietoj, bet... Kažkas keisis ir tiem teisėjams reikės atsakyti už savo savivaliavimą ir tų nesąmonių darymą. Bet yra ir tokia nuomonė, žinai, Gedai, ką tu darai, kad kaip ir bebūtų blogai, gali būti blogiau, o jeigu to žmonės ištrauksime iš sistemos, tai iš vis tada jokio teisingumo nebeliks. Bet tai, man atrodo, tai irgi kažkoks absurdas. Beje, ką pats manai dėl to, kaip teisėjai dabar mėgsta labai skalambinti, čia kelis ir straipsnis, ir labai apkrauti teismai. Jie labai sunkiai dirba. Tavo nuomonė, kodėl apkrauti ir kodėl jie taip sunkiai dirba, būtų įdomu išgirsti. Aš tai suprantu, kad jeigu tau davė užduotį ir ją padarai atmestinai, tai kažkas ją turi perdirbti, vėl įsigilinti viską, vėl procesas iš naujo, vėl įsigilinti, dar kažkas turi patikrinti. Reiškia, tą patį darbą dirba 3 kartus. Jeigu vieną kartą kokybiškai padarytų, tai tų bylų ir sumažėtų. Juk tai žmonės neina iš idėjos, kad būtinai turi skųstis. Jie skųstėsi todėl, kad mato, kad nėra teisingumo. Jie nesiskundžia dėl to, kad ten proceso kodekso norma pažeista. Taip. Jie skundžiasi dėl to, kad jie nerado teisingumo. Net geras pavyzdys Vokietijoje, aukščiausio teismo bylų yra labai nedaug. Taip. Labai nedaug. Tai reiškia, pirma ir antra instancija dirba taip efektyviai, kaip vokiška kokybė, aiškus, kaip ir automobiliai, taip ir teismuose. Tai vėl grįžtant, bet tai reiškia, teisingumas turi loginį algoritmą ir nėra sunku išspręsti ir nėra sudėtinga teisingų būti. Taip. Bet aiškus, jeigu, sakau, žiūri į baltą ir tau sako teisėjas, kad čia juoda, ir dar yra beje pas mumis grupėje ginti teises, kur yra tokių situacijų, kur ne tik sako juoda balta, bet kai tu bandai dar atginčyti, kad tai, jūs klystate, čiagi visgi, spalva, tokia, į psichušką žmonės, siunčia. Vadinkim, yra tam tikros korupcinės grandinės, kur dažnai būna šeimos turto klausimai, dar kažką, kelios bylos yra, keli atvejai, kur žmonėms psichiatrinė išvada užsakinėja ir psichiškai sveiki, bandydami apginti logiškiausią dalyką. Iki kokio absurdo kai kurie dasigyvena. Aišku, čia vienetiniai atvejai, džiaugiuosi, kad jų nėra masiškai, tai gal nėra dar ta viltis tokia ir prarasta, bet yra ir tokių absurdų. Taip, dabar biškutį grįžkim prie tų Vokietijos kasacinio teismo. Reiškia, ten aš suprantu, aš nežinau, nesigilinau, negaliu būti ekspertas, bet aš manau, kad ten yra reali padėtis. Reiškia, į aukščiausią teismą ateina tik tos bylos, kurios neišspręstos arba sudėtingos labai ir aukščiausias teismas jas sprendžia. Mūsųgi sistema nenori būti prastesnė, jinai daro statistinius rodiklius ir mes, matot, panašus ir pas mus niekas nesiskundžia dėl teisingumo. Toksai. Ir dabar dar jūs vieną mintį užkabinot, aš čia gal nenorėjau šnekėti, bet pasakysiu. Aš esu jau toks senas teisininkas tarybinių laikų. Ir žinau, gerai pažinojau 2 labai gerbiamus teisininkus, teisėjus, Vaclovą Birbilą ir Danutę Kudinskienę.
Ir aš mačiau, kaip jie dirba, kaip jie sprendžia bylas ir kaip ten viskas vyksta. Tai tarybiniai santvarkoj matėsi, kad jeigu buvo užsakymas iš partijos komiteto, iš saugumo komiteto, kad tas pilietis neteisingai supranta tą ideologiją, žinai, tarybinę. Nu, jeigu jis neteisingai supranta, tai jis psichiškai nelabai sveikas. Tai reiškia jį pasiųsti, teisėtais metodais pasiųsti gydytis. Tai reiškia, teisėjai priiminėja tokias nutartis ar sprendimus, kur rašėsi, kad tą žmogų reikia siųsti į tą psichiatrinę. Bet čia įdomiausias dalykas štai kur yra, kad tuose nutarimuose ar sprendimuose yra ir tarėjų parašai. Tarėjai ten dalyvavo, dabar mūsų čia teisinėje sistemoje šnekama, kad teisingumo būtų daugiau, jeigu teisme dalyvautų tarėjai. Betgi tais tarybiniais laikais buvo tie tarėjai ir jie rašėsi ant tokių nutarčių. Bet aš nežinau, ar aš klystu, ar gal tik tai girdėjau, šnekėjau, bet ir šiandien yra gerbiamų teisininkų, kurie tokius sprendimus priiminėjo. Taip. Tai dabar, jeigu mes kalbam apie tai, kad Lietuvoje galėtų būti daugiau teisingumo, ką dabar reikia padaryti? Tai tie gerbiami visi teisininkai sako, reikėtų įvesti tarėjų institutą. Reiškia, dabar tuos tarėjus surenkam ir atsiras daugiau teisingumo. Bet to negalim padaryti, nes tai labai brangu. Labai brangu. Čia reorganizacija, čia nauji įstatymai priiminėjami, čia visokių problemų. Ir todėl mes dabar negalim to padaryti. Taip. Ar bus efektas ar nebus, aš jau pavyzdį daviau, kad to efekto nebuvo. Bet taip, nebus. Faktas, kad nebus. Bet vėlgi yra mechanizmas, visuomenės informavimo įstatymas, yra apibrėžtumas, kas yra vieši asmenys. Tuo labiau yra nurodyta, kad teisėjas priimdamas sprendimus, jis turi motyvuoti, tai turi ir viešai išsakyti, ne tik ten pasislėpęs nutartį parašyti ir dingti. Jisai prieš kamerą turi irgi, mūsų žurnalistų bėda, iš tikrųjų, aš to pasigendu žurnalistikoje, niekas negaudo teisėjų su kamerom. O kodėl priėmė tokį sprendimą? Visi kažkaip tai, čia teismas, mes jo nekvešionuojame, mes jo bijome, neklausime. Tai mano supratimu pagrindinis įrankis yra viešumas, jisai prieinamas. Šiaip šiai dienai tikrai visi gali nufilmuoti, yra įvairios formos, nebėra monopolio LRT arba vienos partijos diktatūros. Tai tikrai gali pilietinė visuomenė, piliečiai patys tos teisėjus stumti link viešumo. Nes nieko nėra baisiau, aš irgi iš verslo, iš statybų galiu pasakyti, nes 20 metų toj veikloj dar nebuvo tokių praktikų kad labai buvo prastos statybos, labai visi skundėsi statybų kokybė ir visa kita. Bet taip ir būdavo, nes yra įdedami į statybos projektą statybininkai ir nėra prižiūrėtojų. Techninio ten prižiūrėtojo arba šiaip prižiūrėtojo arba įmonės atstovo, kuris prižiūri procesą visą. Ir taip, ir ta statyba vykdavo kreivai. Ir tik tas momentas, kad yra kažkoks stebėtojas, kuris stebi, kaip vyksta darbą, daro stebuklus. Daro stebuklus visuose srityse. Ir teisme to stebuklo trūksta, nes jie tik žinotų, kad jo kaimynas, neduok Dieve sužinos, kad jisai priėmė tokią nutartį ar tokį sprendimą, tai mes patys žinom, jisai pats atsakingiau žiūrės į tą darbą, jisai nenorės tos gėdos, kurią gali visuomenė duoti, nes čia pagrindinė jėga. Nereikia ten galbūt sadinti kalėjimus ar tos bausmių taikyti, bet viešumas tai yra reali prevencija, ne tik teismų prevencija, apskritai visų sričių prevencija, nes kai tu žinai, kad tave vertins kiti, tu stengies daryti geriau, nes tokia mūsų prigimtis. Ir kodėl tų įrankių politikoje netaiko arba bando apsunkinti tarėjais, kažkokiais įstatymais. Šiandien su Seimo nariais diskutavau, jie ten nori dar papildomai įstatymų prikurti. Nereikia. Mes viską turim. Konstitucija puikiai, įstatymai puikus. Pradėkime jais vadovautis. Ir to labiau jais turėtų pradėti vadovautis teismai. Pirmiausia, teismai. Dabar teismai nevykdo įstatymų. Taip. Tai apie ką galim šnekėti. Bet gerbiamas Gedminai, jūs čia tokią, mintį pasakėt, kad viešumas. Labai svarbu viešumas. Taip, sutinku, viešumas taip. Bet aš galvoju, kad reikėtų kažkaip tai organizuoti visuomenės kontrolę teismams, visuomenės kontrolę. Kaip tai galėtų padaryti? Tai dabar naudodamas visą tą progą, ką mes čia šnekamės, aš pasakysiu tokį pasiūlymą. Reiškia, kad ta visuomenė galėtų kontroliuoti teismus, reikia priimti vieną įstatymą,
vieną vienintelį įstatymą, kuriuo būtų įteisinta galimybė bet kuriai proceso šaliai, kai yra įsiteisėjęs galutinis teismo sprendimas, kreiptis į visuomeniniais pagrindais sudarytą aukštos kvalifikacijos specialistų, ten 3-5 komisiją, kuri išnagrinės dalykiškai, taip kaip teisėjas, argumentus, motivacijas, viską ir pasakys, kad tas sprendimas yra niekinis, nes jisai nepagrįstas tuo, anuo ir kituo. Tam tikra prasme techninė priežiūra procesui, kur ir yra, nes visos profesijos klysta, čia irgi yra tokia įdomi situacija. Visos profesijos klysta, išskyrus teisininkai. Taip. Teisininkai neklysta už sprendimus, atsakomybės neprisiema, jeigu kreipsis į advokatą, visada sakys, Gediminai, jo, čia kainuoja brangiai, bet aš tau vis tiek negaliu pažadėti, kokia bus nutartis, nes aš negaliu prognozuoti. O žiūrė, ko tu negali prognozuoti, jeigu tu žinai A, B, C, D, E, F, G, beje, mokinantis teisę mokina ir logikos mokslų, nes taip ir yra, nes logos mintis ir žodžiai viskas tarpusavy susiję, tai yra logiški ryšiai. Ir man, kaip sako, tokį dalyką teisininkas, suprantu, tu ne savo vietoje, tu žmogau turėtum eiti į teatrą, į kažkokį, kur, šou daryti, bet tikrai ne į logikos pasaulį. Tas yra... Tai va, gerbiamas Gediminai, aš dabar norėčiau, taip sakant, biškutį pratęsti tą savo mintį. Reiškia, ta komisija priima va tokį sprendimą, kuris sako, kad tas teismo sprendimas yra nepagrįstas. Ir surašo išvadą, pasirašo viskas. Dabar, ką turėtų pagal įstatymą gauti tas pilietis, kuris kreipėsi į tą komisiją? Jis turėtų gauti garantiją, kad jeigu jis kreipsis į teismų sistemą, byla tikrai bus nagrinėjama iš naujo. Taip. Ir dabar, sakysim, apmokėjimas. Jeigu Lietuvos valstybei yra svarbus teisingumas, tai jinai iš tos antrinės teisinės pagalbos fondų ir apmokės tą, jeigu pilietis nesugebės apsimokėti pats. Jeigu jisai sugebės apsimokėti pats, tai sumokės tai komisijai už darbą ir paskui išnagrinėjus bylą prisiteis iš tos šalies, kuri yra kalta dėl tos bylos. Taip. Ir labai elementaru ir paprasta. Bet kodėl to nepadarys? Nes tai bus toks apynasris visiems. Nedarys ir gal nebent per asociaciją, kur mes bandome įsteigti ir sukurti, kad visuomeninis būtų toksai kaip ir iniciatyva iš to, kad tokius mechanizmus susikurti patiems. Nes kiek su teisininkais, sakau, kalbėjau, mes nenorim pykti su teisėjais, mums patogus tie sprendimai, jiems patogu, kad visiems kitiems nepatogu. Jūs esat niekšai. Jūs teisėjai, advokatai, teisininkų visą bendruomenę, ne jūsų kolega, kur man taip dėstytojai sako, kolegos, jūs ne kolegos, jūs niekšai esat. Taip aš galiu pasakyti. Ir jie naudojasi savo žiniom kaip pranašumų prieš visą visuomenę. Ir tas yra didinga, bloga. Ir tikriausiai gal to sakiniu baigia mūsų pokalbį. Taip, aš dar trupučiuką. Dar noriu gerai paskui. Vieną sakinį. Užbaigimui, gerai. Užbaigimui. Reiškia, kaip jūs sakot, nenori pyktis advokatas, nenori pyktis ten kažkas, tai bus ryšiai taip toliau. Tai aš todėl sakau, kad turi būti priimtas įstatymas, kad ne nuo ko nepriklausytų, kad viskas atlikta pagal įstatymą. Patikrino, parašė. Taip, Stasy, bet mes ką tik pokalbio metu pasakėm, yra krūva įstatymų ir jie jų neįgyvendina. Tai bus dar vienas įstatymas. Kurio nieks neįgyvendina. Kuris eis lygiagrečiai su viešumu. Aš galvoju labai gerai, viešumas, tai ką mes darom, mes rodom pionieriškus žingsnius, kreipdamasis į visą teisininkų visuomenę, į kitus žmonės, iš tikrųjų, Facebook'e grupė ginti teises, kas esat, kažkiek domitės tomis temomis, prisijungkite, mums reikia vienybės ir sakau, vienas pagrindinių dalykų, kur mes įgyvendinsim, žinokime, kas kaiminystėje gyvena ir kokie teisėjai kaiminystėje gyvena. Nes dabar, tarkim, reikia žinoti politikus visus, kur kas gyvena, kiek uždirba visą kitą, o teisėjai kažkur šiek tiek pradingę, nors pagal visuomenės informavimo įstatymą jie pirmi yra. Teisėjas, Seimo narys. Tai jų viešumas yra pagrindinis mūsų garantas teisingumui. Ir įstatymai galios ir viskas pradės galioti, kai jisai išėjęs į kiemą, bijos pažiūrėti į kaimynų. Taip, gerbiamas Gediminai, labai dėkingas tau už iniciatyvą, už poziciją aktyvę. Aš tikiu, kad tu neišduosi žmonių, kurie tavim tiki, ir aš galėsiu būti tavo komandoj
ir toliau mes kartu sieksim to teisingumo Lietuvoje. Gerai, dėkui. Ačiū labai. Vis. Ačiū.